sveiki, gyvi, negyvi. Pradedam nuomonės apie jos. Tai va, pirmoji yra Oksana Krupavičiūtė. Esi labai linksma, labai draugiška, visada su šypsena. Labai graži. Ir gražią šypseną. Gražus plaukus. Ir taip toks kompanijos žmogus, tai yra apie ką pašnekėti ir labai faina. Joana Bačinskaitė. Esi labai graži, turi labai gražius plaukus, labai draugiška, faina, su tavimi yra apie ką pašnekėti. Taip? Vakarėlių būtė. Visada, jeigu kur koks partneris yra kartu eina, visada tokie, labai faina. Yra Indrė Pakruckaitė. Fotografija. Turi gražios plaukus, labai gražias akis. Šypsena, nerūko, negeria. Nesikeikia. Taip, ir tokia, baisiai faina. Mergaitė. Paulina Markevičiūtė, nežinau, kokia pavardė, bet žodžiu, čia tai tave. Labai draugiška, linksma, labai tokia, ką žinau, užkalbinga. Jeigu reikės, vis dar padėsi. Šiaip, ką žinau, tokia faina. Erika Tamulionytė. Nepažįsti? Anksčiau bendravom, dabar jau nelabai. Kiek atsimenu, visada buvai labai linksma, visada išklausydavai, visada patardavai. Toksai širdies žmogus. Ramus Edvis. Ką? Maršalka. Maršalka. Tikrai gali padėti bėdoje, užjaučiantis ten, kai tau kas nors yra. Esi tikrai pasikeitęs šiuo metu, bet gal tiesiog draugai kiti. Jo, anksčiau tikrai buvai kitoks, pasiilgų tų visų vakarų, kai sėdėdavom, kai marindavom, kaip linksmai. Šiaip visada linksmas, visada draugiškas, visada pripalnas. Nerealus žmogus, žodžiu. Ieva Timinskaitė. Esi labai graži, turi nerealius plaukus, esi tiesiog labai faina, draugiška, linksma, su jums tikrai yra apie ką pašnekėti. Labai faina apie. Vaikystės draugė, aišku, anksčiau viena kitos nemėgdavom baisiai, atsimenu, labai mušdavomės, tu mane smamdavai. Bet šitą pamiršom šiaip jau. Dažnai pašnekam per Skype'ą, labai prisijaukėm, visis naujynus ką pasakoju tau, tu man visis naujynus. Ir žodžiu, tu nerealus žmogus, tikrai nerealus. Tikrai padėsi, tai tau bus anksčiau. Busuvičiūtė Paula. Молодец žmogus, esi prikona, visada su nuotaika, visada su šypsena, tokia, ką žinau, viską sakant į akis ir žodžiu, faina. Nepažįstu, bet kiek girdėjau iš Paulos, tai esi labai gražna, faina. Augustas Justinskas. Turi gražias akėlis. Esi ir gan linksmas. Jo, gan linksmas, draugiškas. Ką aš manau, kad jis atrodo jau labai praktis. Jo. Laura Fedovičiūtė. Esi graži, linksma. Nelabai bendravimo, bet tik kiek buvom vieną kartą susiekę. O šiaip nelabai pažįstu aš tai. Mano nuomonė anksčiau buvo tikrai kitokia, galvojau, kad tu vis tokia pikta, nedraugiška ir panašiai, o kai buvom susitikę, tai nuomonė visiškai pasikeitė tikrai gerą. Pasirodė labai draugiška, linksma ir viską. Ir šiaip, tokia nevedina. Marius labai gerai. Tai va, pijokėlės. Tamzokas. Jo, labai linksmas, labai draugiškas, bet toks su nuotaika, su šypsena. Vakarėlių liūtas. Vakarėlių liūtas tikrai. Šieninis. Būna, velnis. Rūta Venčiūtė. Labai graži, labai turi nerealius plaukus, nerealią šypseną. Tikrai labai faina, draugiška, su visais bendrauju, visada linksma ir taip, tikrai labai faina. Emilija Česnaitė.
Nežinau, labai faina, labai draugiška, visada padėsi, visada patarsi, visada išklausysi. Nu, tikrai labai nerealus žmogus, su tavim galima pašnekėti ir pasiūkti ir viską. Kornelija Kuklytė, esi labai labai graži. Labai graži. Labai graži. Nu, panašiai. Nu, o šiaip tai labai daug laiko praleidom kartu. Labai linksmai esi, visada pašnekėdavom, pasijuokdavom, po plotus pavaiščiodavom ir taip labai faina. Rokas Kašikevičius. Rudis. Šiaip nežinau, esi labai gražus, labai draugiškas. Toks, nu, fainas. Elvinas Poliakovas, esi labai fainas, linksmas, labai gražus, turi gražias akis, esi fainas, sutrus pideriukas, suprasti. Jo, šiaip esi užsispyręs. Labai draugiškas, mielas, linksmas, visada kažką naujo išmastai, visada kabinėjasi prie žodžių, žnaibai, muši mane, bet šiaip tai tu labai nerealus žmogus. Toliau Karolina Grubauskaitė. Tai tokia pavardė, nepyk jeigu ne tokia. Šiaip labai esi patogeniška, labai draugiška, kiek anksčiau bendravom. Turi nerealius plaukus, labai gražias akis ir šypseną. Ir šiaip tokia faina. Arminas Savilionis. Tai va, seniaukai nekenčiu aš tavęs baisiai nekenčiu, bet ir myliu labai. Ką žinau, esi labai linksmas, visada prikolinė, visada mane mušė, visada daužai. Ir šiaip toks kompanijos žmogus, labai geras draugas ir taip, aš labai myliu. Nu, šiaip esi linksmas, bet labai dažnai nervinė ir nu, toksai gyvai galva labai dažnai. Rasa Stankevičiūtė, esi labai graži ir tu esi, nu, toksai žmogus, kuris visada tau gali padėti, visada užjaus ir, na, esi tikrai nuostabus žmogus. Jeigu ne tu tą mėnesį, kai buvau viena, tai nežinau, būčiau turbūt pražuvus, visada labai padėjai. Labai skaniai gaminė valgyt, labai. Šiaip visada paskauda galvą, ar ką visada kokių vaistų, ar ką visada žinai, tu tikrai labai faina ir einanti už draugus, visada, nu, mokanti pastovėti už save ir už draugus, nerealus žmogus esi. Martynas Jarucevičius. Ką žinau, pamaigo tu. Šiaip labai linksmas, labai fainas. Toks prikolinas ir šiaip bendraujantis. Gabrielė Joseliūtė. Nepažįstu. Ką žinau, šiaip gal atrodai faina, linksma, draugiška, nelabai aš ten bendravau, bet esi gražiai ir Aidas Gerulis. Nu, aš tavęs nepažįstu, bet mano nuomonė esi gražus, linksmas ir fainas. Aušmantas Lemeika. Ką žinau, linksmas, šnekus, draugiškas ir viskas. Evija Janušonytė. Turiu labai gražius plaukus, garbanautus. Kaip fainas labai. Ir šiaip tokia širdis žmogus, va paršai, pasišnekam, ten apie viską ir, nu, tikrai labai fainas. Kornelija Korneliukas. Na, esi labai graži, linksma, draugiška. Ir šiaip, nu, labai faina, žiūrėjau, draugiška tokia kompanijos žmogus. Dovydas Simoninis. Labai draugiškas, labai širdis žmogus, labai fainas, žiauriai fainas. Ir šiaip mes dar turim apie ką pakalbėt, vis dar randa bendrą kalbą.